Sveiki, čia Agnė Skamarakaitė ir Radio lentynos knygos. Kiekvieną rytą pradedate nuo švaraus popieriaus lapo ir prieš jūs atsiveria ištisos valandos galimybių. Padaryti ką nors geresnio, išplėtoti savo idėjas, patobulinti gebėjimus ar greičiau išplėsti savo verslą. Kiekviena veikla, kiekvienas susitikimas, kiekvienas sprendimas yra įdomi galimybė. Tačiau kažkodėl labai dažnai taip neatrodo. Dauguma įvairiose srityse dirbančių žmonių pirmiausiai puola prie kavos aparato, po to imasi kimšte prikimštos elektroninio pašto dėžutės arba pradeda kelias valandas trunkančių susitikimų maratoną, arba kompiuteryje atsidaro 100 puslapio apimties dokumentus. Kodėl mes taip elgiamės? Didžiąją dalį savo kaip verslininkų gyvenimo praleidžiame nulenkę galvas. Darome, ką privalome daryti. Tikriname, ką padarėme. Darome dar daugiau to, ką visada darėme. Neužtenka laiko pagalvoti. Retai, kada atsitraukiame nuo darbo stalo ir apsvarstome galimybės. Vadovaujamės intuicija, o ne protu, savo pačių įžvalga, o ne naujausiais tyrimų rezultatais, vaizduote, o ne dirbtinai simuliuojamais protiniais gebėjimais. Nesibaigianti susitikimų ir galutinių terminų rutina, greičio ir tikslumo poreikis palieka mažai laiko kalbėtis, mokytis, klausytis, svajoti. Kada paskutinį kartą klausėtės tikrai įkvepiančios kalbos? Ko nors išmokote iš kitos verslo srities ar aplinkos? Susėdę su komanda kalbėjotės apie ateitį, o ne praeitį. Verslui reikia daugiau gyvybės, reikia daugiau dirbti pakeltą galvą. Turime įsivaduoti iš tvarkaraščių rutinos, pakelti akis nuo skaičiuoklių ir mąstyti kūrybiškiau, įsiveržti už sektoriaus riboženklių, išsilaisvinti iš sukurtų normų ir depresiją keliančių tvarkaraščių ir paprasčiausiai būti žmogiški, atidūs, nepamiršti, kad turime vaizduotę. Tai buvo ištrauka iš Piterio Fisko knygos Verslo genijus. Ją išleido leidykla Vaga, iš anglų kalbos vertė Paulius Bakanas. Autorius galbūt jums jau yra pažįstamas, mat kelis kartus yra lankęsis Lietuvoje ir rengęs čia seminarus. Jis yra dirbęs su British Airways, Coca-Cola, Marks & Spencer, Microsoft. Autorius savo karjerą pradėjo branduolinės fizikos srityje, tačiau vėliau pasuko į British Airways, kur dirbo prekės ženklo, rinkodaros, strategijos ir vadovavimo plėtros srityse. Jis įsteigė kompaniją The Genius Works. Ji moko naujai mąstyti, kurti ir įgyvendinti įkvepiančias strategijas ir inovacijas, plėtoti rinkodarą. Piteris Fiskas yra parengęs verslo lyderių ugdymo programą Rinkodaros greitkelis. Taip pat veda laidą The Marketing Show per CNBC kanalą. Verslo genijus ne vienintelė Piterio Fisko knyga. Jis yra parašęs Rinkodaros genijų ir Tobulą generalinį. Šių metų kovo pasirodė ir dar viena jo knyga Klientų genijus. Autorius pateikia sėkmingo verslo formulę. Genijus lygų protas plus vaizduotė lygų neįtikėtini rezultatai. Knygoje nagrinėjami 7 verslo augimo etapai – kūrimas, veiklos pradžia, stabilizacija, augimas, branda, plėtotė, pabaiga. Pateikiami metodai, kaip užmegzti ryšį su klientais, kaip įkvėpti darbuotojus, sukurti tinkamas sąlygas darbui. Aiškinama, kuo skiriasi įmonių savininkai nuo vadovų ir taip toliau. Ir kas iš tiesų svarbiausia šioje knygoje, čia pateikiama daugybė pasaulyje žinomų įmonių sėkmės pavyzdžių, tokių kaip Google, Nike, Ferrari, Chupa Chups, News Corporation, Disney, Zara ir taip toliau. Sėkmės semiantis įkvėpimo.